Labuotis, o mes su tavim pažiūrėsim, kas yra ant slenksčio. Kas tavęs laukia, va tuoj pat matys, kas ant slenksčio. Nagi. Tu jau nebetiki nieko. Jau čia jau yra nesąmonė, jau čia nenusišnekėk. Taip, aš labai norėčiau jausmų, taip, aš labai norėčiau santykių, taip, aš nežinau, kam padovanoti šią taurę, aš jaučiuosi pilna, aš visai norėčiau santykių, tačiau aš netikiu, kad jie bus. Ir čia dabar nesėdėk ir nešnekėk nesąmonė. Tuoj prišnekės. Ir tai kalba moteris, ne, galvoja, svarsto, reiškia, dėlioja planus, ne, galbūt dėlioja savo laiką, ne, pas ją, pavyzdžiui, pagal minutę viskas yra nustatyta, reiškia, šitą valandą šitą darau, šitą minutę šitą darau, ne, reiškia, moteris visą laiką yra tokiam lygmenį, kai viską subalansuoja, viską spėja, viską padaro, ką jinai suplanavusi, ne. Taip, toliau. Taigi, kas ant slenksčio? Nagi, šiai moteriai, štai žiūrėk, šiai moteriai atsiūs aukštesnis jėgos, atsiūs ne vieną partnerį, o ne du. Arba tai yra vienas partneris, ne, arba tai yra du partneriai. Kam aktualu, pažiūrėkim dabar apie šitą partnerį, ne, kas jis toks. Vyrukas galimai yra iš toli ir stebi iš toli. Kas jis toks? Negi, kas jis toks? Reiškia, šitas vyrukas, reiškia, yra, šiuo metu jam nieko netrūksta, jis sėdi savo komforto zonoje, jis yra laimingas, jis savo planuose kažkaip neturi nieko naujo. Tai, ką jis turi, jam viską užtenka, jis yra laimingas, jis yra sotus ir laimingas, ne, va taip kažkaip. Tvarkoj, o dabar žiūrėkim šitą. Jis, matai, dėl to iš toli ir žiūri, nes jam visko užtenka. Jam kažkokio tai trūkumo nėra. Nėra trūkumo bendrauti, nėra trūkumo, kaip čia pasakyti, ateiti, prieiti, jam galbūt netgi to nereikia, kažkaip save išreikšti irgi jam nereikia, tiesiog jam visko, vat jis taip komfortiškai jaučiasi. Dabar žiūrėkim šitas. Ką man pasakys šitas? O štai šitas vyrukas, jis yra gudrokas, štai šitas va, jis yra protingas, jis yra išsilavinęs, jis gali būti koks nors daktaras, arti daktaro, galbūt mokosi daktarą, ne, jis gali būti apskritai toks, kaip tai vadinasi, toks tikintis mokslo, ne, gali būti viduj jis yra toks, kaip tai pasakyti, daugiau jis apskritai gal remiasi į vidų apskritai, ne materialiniais dalykais, va tas va, materialiniais dalykais, labai materialiniais, o šitas yra atvirkščiai, daugiau į vidų orientuojasi. Tai va, šitas vyrukas visai norėtų kažką pasiūlyti, visai norėtų šalia savęs matyti moterį, dabar galbūt jis apskritai yra tarp mamos ir tarp savo išrinktos damos. Pas jį gyvenime yra dvi moteris, tai va viena gali būti mama, o kita mama jau, kuri jam galėtų būti jo vaikų mama, va taip. Tai va, galbūt jau su tokiu bendraujate, galbūt jis dar gyvena su tėvais ir tai nėra nieko blogo. Kokios perspektyvos su anuo, pažiūrėkime.
kokios galimos perspektyvos. Su pirmuoju tokių perspektyvų didelių nėra. Jos yra kažkaip, jis galbūt tas vaikinukas iš vis yra iš praeities, galbūt jūs jį pažįstate ir santykiai yra seniai nutrūkę. Perspektyvų pas mus visai nerodo, nes galimai čia vat yra kita jau moteris, neįsivėlusi, galbūt kažkokia tai draugė įsivėlusi. O štai su šituo, kokios galimos perspektyvos? Vaikinukas kol kas jis turi apribojimų, ir negali ties juos išeiti. Pavyzdžiui, galbūt nėra lėšų, atskirai gyventi, galbūt jis negali dirbti, galbūt dar yra kažkokie tai apribojimai, Tačiau tai neilgam, su šiuo vaikinuku jis jau ieško išeities, jeigu jis ieškos toliau, jis ras ir kaip uždirbti, ir kaip atskirai gyventi, ir kaip dar kažką. Žodžiu, jis labai stipriai ieškos išeities ir tikrai galbūt netgi ne vienos išeities, galbūt jam reikia net keletą dalykų išspręsti, jis juos puikiai išspręs. Taigi, kokios perspektyvos? Žmogus vis tiek rodo mums, kad jis yra labai protingas, labai remiasi tik logika, jis gali būti netgi kažkiek šaltas, jis gali remtis daugiau statistiką, jam viskas seksis, ką jis norės, jam viskas seksis ir jis toliau tobulės. Jis toliau tobulės ir tu galėsi šalia jo irgi tobulėti dvasiškai. Taigi, dėl asmeninio būrimo. Prašom, katytę, netrukdyti. Taip, dėl asmeninio būrimo kreipkitės asmeniškai, kiek informacijos buvo įdomios, kiek neįdomios, galima būtų netgi paanalizuoti, kam įdomu. Visai įdomios dvi istorijos, man labai patiko, o jums sėkmės.